diskusijos, tyrinėjimas, teksto analizavimas, pasiskirstymas darbais dirbant grupėmis, išvadų formulavimas, nuomonės išsakymas. Visa tai vyksta Alytaus Panemunės pagrindinėje mokykloje, lietuvių kalbos, biologijos, chemijos, fizikos ir kitose pamokose. Tokios pamokos jau tapo įprastos šios mokyklos 5-8 klasių mokiniams. Labai įdomu, kai kiekvienas turi savo nuomonę ir teikia ją ir labai smagu išgirsti. Grupelės yra dirbti linksmiau, galima labiau apsitarti, viskas įdomiau. Dirbom daug, bet tas darbas buvo tiesiog įdomus, nes mes kaip ir bendravom ir dirbom tuo pačiu metu. Tokia pamokos forma taikoma Lietuvos mokyklose dalyvaujančiose ugdymo plėtotės centro projekte pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro mokinių esminių kompetencijų ugdymas. Pirmas įspūdis apsilankius tokiose pamokose, jog mokytojas šitaip pateikia užduotis ir koordinuoja mokinių darbą, nors aišku, kad pasiruošti pamokai prireikia daug laiko ir pastangų. Projektas tiesiog pakeitė mano mąstymą. Todėl, kad visada dirbo daugiausia mokytojas, o dabar galvojame apie tai, kad turi dirbti mokiniai. Nes daugiausia mokiniai atranda, supranta tada, kai jie patys kažką padaro. Tai stengiuosi, kad mano pamokos būtų tokios, kad mokiniai patys dirbtų. Pati veikla pamokoje iš tikrųjų yra ką veikti. Tiesiog smagu žiūrėti, kaip vaikai dirba. Aš šiaip visą laiką mėgstu skaičiais pasakyti, jeigu anksčiau būdavo tos pamokos, kai pamokoje 80% dirbdavo mokytojas ir tik 20% mokiniai, tai dabar skaičiai apsivertė. Tokiais būdais dirbdami gal daugiau net išmokstam, negu tiesiog skaitydami vadovėlį ir rašydami į sąsiuvinį. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų remiamą projektą, taip pat sukurtos visiems prieinamos interneto svetainės, kuriuose 5 ir 6 gali mokytis lietuvių kalbos, o 7 ir 8 fizikos, biologijos ir chemijos. Vaikai čia mokosi žaisdami ir kurdami komiksus, žiūrėdami filmukus ir po to atlikdami užduotis, rašydami laiškus, leisdami laikraščius, atlikdami virtualius bandymus. Taip pat veikia skaitmeninė literatūros kūrinių biblioteka.